Išmanus butas, namas, viešbutis ar net biuras. 3 segmentai, kuriuos išbandyti bei pritaikyti savo aktualiausius sprendimus gali kiekvienas to norintis. Jungvilnius specialioje savo demonstracinėje erdvėje siūlo prisiliesti prie erdvių, kurios lengvina gyvenimą. Tam ir yra tas mūsų techninis personalas ir šaurumo personalas, kurie dirba čionai, tam, kad jie galėtų racionaliai papasakoti, nuo ko pradėti, galbūt ko nedaryti arba ką iš tikrųjų apsimoka daryti. Bet kiekvienas klientas ir žmogus yra labai individualus, tai jo norai irgi būna skirtingi. Šaurumas pagrindė skirtas tam, kad kliento vaizduotė užsikurtų, kad jis suprastų, kas yra galima, nes kai kurių dalykų jie būna nematę. Ir tada racionaliai grįžęs namo su šeima pagalvotų ar su ofiso darbuotojais, ką reikėtų pasirinkti. Tai čia yra ta vieta, kur galima ateiti ne vieną kartą, apie pradžiai gauti kažkokį įspūdį, o paskui ateiti su racionaliais klausimais. Išmanūs namai, racionalumas bei patogumas. Jungvilnius direktorius pabrėžia, kad įmonė siūlo būtent išbandytas ir ne vienerius metus tarnausiančias sistemas. Žinot, mes žiūrim į tai ne kaip į madą. Tai reiškia, naujausi pasiūlymai ar išradimai ne visą laiką yra patys racionaliausi. Mes jau 20 metų dirbam šitoje rinkoje ir tikrai matom, kurie yra naudingiausi. Tai nebūtinai, kad patys naujausi yra verti tuos, kuriuos reiktų diegtis. Tai mes į tai žiūrim labai racionaliai ir rodom ir naujausius, ir tuos, kurie yra pasiteisinę. Vienas populiariausių klientų pasirinkimų yra būtent išmaniųjų namų sistema Junghome, kurią įsidiegti gali ir jau įsirengę savo namus. Tai yra sistema, kuri leidžia įdiegti išmanaus namo sistemą į jau egzistuojantį butą, namą, nekeičiant elektros instaliacijos. Kas dažnai būna trukdis, jeigu norima įdiegti tikrai profesionalią sistemą, nes reikia kitaip vedžioti laidus. Tai šis sprendimas leidžia to išvengti. O funkcijos populiarios jos buvo ir prieš 20 metų, ir dabar, ir manau, ir dar po 10 metų bus panašios. Tai yra apšvietimas, šildymas, vėsinimas, vėdinimas ir greičiausiai tai sujungiamas su būsto apsauga arba ofiso. Tai va šičia yra racionalus pasirinkimas, kuris būtinas praktiškai bet kokiam būstui, o aplink tai jau galima auginti daug daugiau funkcijų. Išmaniosios sistemos ne tik palengvina kasdienybę bei sąveikauja su žmogumi, jos privalo puikiai dėrėti interjere. Tai mūsų šaurume yra ir tos racionaliosios sistemos, apšvietimas, šildymas, vėdinimas, bet tuo pačiu yra muzika, tuo pačiu yra televizoriaus valdymas, mes turim išmanę lovą, išmanius veidrodžius, išmanę vonę ir net išmanius baldus. Įmonė dirba kartu su profesionalų komanda, kuri klientų jau išsirinktas funkcijas įdiegia, nesukeliant papildomo galvos skausmo. Mūsų sistemos yra skirtos diegti profesionalam. Tai vis tik tai irgi yra labai svarbu. Jau žmonės atprato nuo remonto savo automobilių ir panašiai. Tai reikėtų atsiminti, kad tas sistemas irgi turėtų diegti profesionalai. Išmaniųjų funkcijų plėtra dažno namuose, viešbučiuose ir biuruose neišvengiama, sako Raimundas Kurdenis. Aš manau, kad ta banga yra neišvengiama ir ateityje tiesiog nebus jokių pastatų be išmanumo. O visuomeniniai pastatai jau ir dabar beveik visi jie statomi tik išmanūs. Išmaniuosius sprendimus turintys namai prisitaiko prie šeimininkų ritmo, padeda taupyti bei užtikrina komfortą.